šiandien mes atvykom čia į vaikų ligoninę, į onkologinį skyrių ir visus šios skyriaus dalyvius kvietėm tapti dalyviais Morkadienyje spektaklyje Švęsti Morkadienį. Tai du zuikiai, Liu ir Ziu, organizavo šventę ir kvietė visus burtis joje ir linksmintis, džiaugtis kiekvieną dieną, apie morkas kalbėti, dainuoti, muzikuoti kartu, šokti, vaidinti ir džiaugtis, aišku, valgyti ir pyragus ir dalintis dovanėliam. Buvo labai smagu, buvo daug rėmėjų, tai labai smagios emocijos, smagus potyriai, smagu buvo matyti ne tik vaikus, bet ir mamas dalyvaujančias, tėvelius, tai labai daug gerų emocijų, šiaip tokia atrodo jau liūdnesnė diena šiandien, jau tas ruduo gražusis baigėsi ir toks pereinamasis etapas į gruodį, į žiemą pačią ir jau pirmosios užuomazgos sniego šiandien pasirodė, tai ir ta emocija tokia jau tuoj kalėdas, tai fainiai, kad šiandien buvo spektaklis Morkadienis, jis yra ryškus, muzikalus ir kviečiantis visus aktyviai dalyvauti šventėje. Kaip susipažinom su Gyvi teatre? Buvo skelbtas aukcionas. Taip, Manto ir Justino. Taip. Ukrainai renkami pinigėliai. Taip. Ir kiekvienas iš paslaugų teikėjų galėjo parašyti Mantui ar Justinui, kas nori dalyvauti aukcione ir ten buvo statymai, kas kiek galėtų skirti ir daugiausiai pinigėlių pastatė žmogus, jis galėjo įsigyti tą paslaugą mainais, kad aukoja Ukrainai, o paslauga atvyksta į jų nurodytą vietą, kas laimi. Taip, ir aš statydama už šią paslaugą ją laimėjau. Ir dėl to mes sugalvojame kartu dar su Rimanto Kaukėno paramos fondu, kad mes tą teatriuką galėtumėm pamatyti ir parodyti čia Santariškėse vaikų onkologiniam skyriuje. Šiaip labai smagu, kad ir jūs statėt, ir dar vienas žmogus buvo, kur kartu pinigėlius surėmė, paprašėt, kad važiuotumėm čionais ir buvo dar vienas žmogus, tik pamiršau vardą aš. Bet labai smagu iš tikrųjų, kad dėl bendro tikslo susibūrė kelios šeimos, kelios bendruomenės. Svarbu iš tikrųjų turėti geras emocijas, palaikyti vienas kitą, džiaugtis akimirkomis, dovanoti geras emocijas ir įspūdžius, palaikyti vienas kitą ir apskritai gyvenimas nenuspėjimas, niekada nežinai, kur mes kur atsidursim, būsim, tai reikia džiaugtis kiekvieną dieną. Ir nesvarbu, svarbiausia nuotaika gera, kaip ir zuikiai sakė. Taip, ir Gyvi teatre skiria savo laiką. Tas laikas nėra nuperkamas, kaip sakai, ne, bet visien. Kiek matėm, su aparatais, pajungtam lašeliniam, visien nori šokti, nori žaisti, nori dukti vaikai. Taip, gal ir miego noriu, bet vis tiek iki pat paskutiniųjų dalyvauju. Tai tas labai smagu iš tikrųjų ir kad vaikai geba perlipti per save, pamiršti savo kažkokias slogias nuotaikas, čia išsilaisvinti, atsidaryti, bendrauti, dainuoti galų gale, vaidinti, palaikyti tuos zuikius, spręsti, kas čia dabar nutiko, tą problemą padėti vieni kitiems. Ir turėti gražią šventę, visi kartu susikurti tą šventę. Labai norėtumėm padėkoti Elytės Torčiukam, Veronikai, kuri jau ne pirmą kartą mums dovanoja sveikuoliškus saldumynus, kurie yra jų, man atrodo, net šūkis, kad saldumynai galimi ir tiem, kuriem negalima saldumynų, nes jie yra be cukraus, be miltų. Visiems vaikams reikia linkėti, visiems, kurie šiandien jaučiasi gerai, kurie jaučiasi blogai. Žodžiu, svarbiausia, dovanoti laiką vienas kitam, nepamiršti vieni kitų, nepamiršti pasisveikinti, nepamiršti nusišypsoti, nepamiršti apkabinti ir, žodžiu, gyventi šią dieną, nes niekada nežinai, kas bus rytoj. Mes nei vienas nežinom.